pats fotografas, ne tik fotografuoju, bet ir neša varvainį stalą, paplojam ją. Pasitikim fotografą. Tie, kurie pasidėjo daiktus jau kambariuose, nesijaudinkit, liudininkas su liudininkė jau pravarė ir visur. Dėl to pavėluos truputėlį. Bet nuo to tik priklausys dovanų kiekis. Sutikite juos, paplojam jie. Jie šiandien stebuklingai atrodo ir tikrai mums didelė garbė matyti juos. Tokius spalvotus, gražius, laimingus. Ir tikėkimės, kad šiandien savo gerą nuotaiką ir šypsenas jie mums dovanoja. Gerbiami Viktorija ir Tomai, gerbiami liudytojai, gerbiami svečiai. Šiandien mes visi čia susirinkome į Viktorijos ir Tomo sutuoktuves. Nepaprastai malonu matyti visus gražius, linksmus ir pasipuošusius ir su šypsenom veiduose. Brangieji, ateina toks laikas lakštingaloms suokti, žiedams ir jausmams sužydėti. Ateina toks metas mylėti ir tuoktis. Ir dviems savo lizdą sudėti. Gerbėmieji Ema ir Rimantai, gerbiamoji ponė Violeta, pažvelkite į spindinčias vaikų akis. Tai didis jūsų metų ir mėnesių ir metų kraitis, tai vargų ir džiaugsmų ir rūpesčių atspindys. Tai jūsų gyvenimo aukų šventovė, kurią pasididžiuoti ir pasidžiaugti gali šiandien. Tėvų tokia dalia – vesti vaikus nuo lopščio iki slenkščio, nuo slenkščio iki vartų, nuo kiemo vartų į platų gyvenimo kelią. Žinau, kad jei galėtumėt, kiekvieną akmenėlį surinktumėt, pelkės paverstumėt žaliavėje, lietaus lašus saulės spinduliais. Tačiau šito tėveliai jūs jau nebegalite. Jūs galite jiems palinkėti meilės, darnos ir Dievo palaimos. Gerbiamieji Viktorija ir Tomai, šiandien jūs tuokėtės ir kuriate šeimą. Laisva valia prisijimdami visus įpareigojimus šeimai. Šiandien jūs visų mūsų akivaizdoje įsipareigojate. Vienas kitą mylėti ir gerbti, būti vienas kitam ištikimais ir ilgus metus išsaugoti šiandienos laimę. Gerbkite vienas kitą, auginkite vaikus, giliai suvokdami savo pareigas vaikams, vienas kitam ir mūsų tėvynei Lietuvai. Tebūnie jūsų namai kupini meilės, gerumo ir pasitikėjimo, o ant jūsų stalo te netrūksta duonos. Gerbiamas Tomai Kriščiūnai, ar sutinkate vesti Viktoriją Matulevičiūtę ir tapti jos vyru? Taip. Kurią pavardę renkatės registruojant santuoką? Kriščiūnas. Gerbiama Viktorija Matulevičiūtė, ar sutinkate tekėti už Tomo Kriščiūno ir tapti jo žmona? Taip. Kurią pavardę renkatės registruojant santuoką? Atsižvelgdamas į abipusį sutikimą tuoktis ir remdamasis santuokos ir šeimos įstatymu, Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Vyrui palieka Kriščiūno pavardę, žmonai suteikia Kriščiūnienės pavardę. Dabar prašau santuokos akto įrašą patvirtinti rašais. Lietuvos Respublikos vardu Tomas Kriščiūnas ir Viktorija Kriščiūnienė skelbiami vyru ir žmona.